Aš turiu šiokią tokią modernę problemą. Kodėl viskas, ką aš matau TikTok'e dabar, yra kažkokie keisti žodžiai, kuriuo aš nesuprantu? Kas yra lirlilarila, kas yra tung sahur, ką tai reiškia iš vis? Kodėl jis turi beisbolo lazdą? Aš suprantu, kad tai yra juokinga, bet man neužtenka to, aš noriu išsiaiškinti, kame yra esmė. Tai aš pasikviečiau savo labai gerą draugą Tomą ir mes šiek tiek pasikapstėm po internetą. Ir patikėkit manim, rezultatai jūs labai šokiruos. Who is tung sahur? Kas jis toks? Tipo, tau niekad nebuvo klausimo, kas jis toks yra. Humanoid Night Patrol Drum. Kas tai yra? Ai, tasai batonas, žodžiu, kur policininkai naudoja daužyti. Čia Spotify'us? Jie padarė dviesę dainą. Tung sahur ir Balerina Cappuccino Love Song. Pats pirmas. Wow, N18 šitas. Wow, negalit šitą matyti. Gustai. Nu. Jisai beisbolkė yra ir jis laiko beisbolkę ir jo vardas nuo to žodžio, kai gauni iš beisbolkės į galvą. Tung. Ai, tung. Tung sahur. Bet sahur, nežinau, ką sahur reiškia. Man atrodo kažkoks arabiškas vardas. Musulmonų, aš tau sakau, kad čia kažkas arabiškai ir kažkas tokio. Tai musulmonų valgomasis prieš aušrą, prieš prasidedant pensininko dienai. Pala, bet čia taip susiję su religija jų. Ar itališkas brainrotas yra iš tikrųjų gilesnis kažkoks religijos dalykas? Nenustepčiau, jeigu yra kažkoks užslėpta reikšmė, žinai, nes vis tiek su kiekvienu mymu visada yra užslėptoji reikšmė. Uganda Knuckles. Jo buvo užslėpta reikšmė kas? Krizė Ugandoj, kad Uganda neturi maisto ir juk reikia palaikymo Ugandai, ne? Pala, tai brainrotas net nėra brainrotas, tai iš tikrųjų išsiaiškini kažką svarbaus. Wow, kas šita mergytė apačioj, žiūrėk. Jinai atrodo lyg vartotų žolę ir visus kitus. Balerina could get it. Bus labai liūdna, jeigu čia copyrightinta daina. Cappuccino Assassino could get it as well. Jeigu jis susikurtų OnlyFansus, tipo aš būčiau vienas iš prenumeratorių. Tralalero, tralala, I'm so happy. You treat me so well. When I get married, I'll buy lots of flowers. Goodbye. When will you leave Ballerina Cappuccino to be with me? Ballerina Cappuccino, go away. Now I only like espresso, na signora. Ballerina Cappuccino looks so pitiful. Ballerina Cappuccino. Ai, tai jis tik po to, jis atėjo po tralalelo tralala ir tada jie susimetė. Čia tokia gilesnė istorija, aš nesitikėjau, kad tai bus įmanoma. I'll be with you. Don't be sad. Eat this. It's delicious. I miss being with Tralalero, tralala. Eik tu na, ji galvoja apie jį vis tiek, nors yra su tung sahur. Eik tu sau. Tipo, bet jis durnas. Jis durnas, kaip tu gali ateit pas merginą, kuri ką tai išsiskyrė ir tikėtis, kad jin tave dabar mylės. I'll cook the dishes that Ballerina Cappuccino like. Eik tu na, jį čytino. Subscribe and leave a comment so that Jį čytino. Ir tada jis ją sudaužė. Wow. Ok, ar čia buvo jų pirma diena, jų pirmas deitas? Čia taip gražu, čia taip romantiška. Gustai, aš nebenoriu šitą žiūrėti. Kaip tai galima YouTube'ai? Kaip tai galima? Aš kietas. Iš vis, kas sukūrė juos? Kas sukūrė itališką brainrotą? Ne, geriau paklausk ChatGPT. O, taip, tu toks teisus, palauk. Labas, ChatGPT, kas sukūrė itališką brainrotą ir ką reiškia tralalelo tralala iš tikrųjų? Labas, itališką brainrotą sukūrė italų dainininkas ir muzikos prodiuseris Lorenzo Jovanotti. Jis žinomas dėl savo... Jis sukūrė muzikos prodiuseris? Nori pasakyti, va šitas bičas, dėl va šito bičo visa mūsų visuomenė krenta žemyn. O gerai, prirašyk brainrot tada prie jo vardo. Čia to, jo nėra net. Ar tau pamelavo? Ar man pamelavo? Ar ChatGPT gali meluot? ChatGPT, kodėl tu man meluotum apie brainroto istoriją? Brainrot tai terminas, kuris dažnai vartojamas internete. Man nerūpi, ką reiškia brainrotas. Supratai? Aš klausiu, gal tu man melavai apie jo kūrėją, kas sukūrė tralalelo tralala? Wow, Gustai, ramiau. Atsiprašau, kad suklaidinau.
Tralalelo tralala dažnai yra naudojama kaip linksma melodija ar frazė, tačiau nėra konkretaus kūrėjo, kuris ją būtų sukūręs. Tu kalėk, kodėl tu man meluoji tada? Kodėl tu man pasakai, kas yra tas Gustai, Lorenzo? Ramiau, Dieve, tu man tai tik robotas. Jei turi klausimų, ar norėtum ką nors aptarti, aš Aš tavim neaptarsiu nieko daugiau gyvenime. suprantu, kad jaučiatės nustebęs. Jei galėtum... Nesijaučiu, eik nahu iš žinau, viskas man nekeliu. Ne, dėkusi dėl tėvo meilės. Pasikeisiu savo čia GPT vyro dabar. Ką tralalelo tralala sako po to, kai pasakai jo vardą? Tipo, žiūrėk, atraskim originalų TikToką. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Dio, Allah. porco va. Ero con il mio fottuto Va. figlio merdardo a giocare a Fortnite, quando a un punto arriva mia nonna. Ką jie bazarina paskui, tipo, apie ką eina kalba? Ar tu matai, ką jis dėvi? Nike batus. Nemanai, kad čia gali būti reklama Nike? Ir kažkas slaptai iš Nike komandos sugalvojo pasinaudoti AI, sukurt kažkokį absurdišką mymą ir padaryti jį su Nike batais. Ir tai būtų pigiausias marketingas ir protingiausias. Tu na, čia genialų Nike'ui. Taip, nes bet kas nori dabar pasidaryti savo nuosavą tralala, jie turi pirkti 3 Nike batus. O tu 3 nenusipirksi, tau reikia 2 porų. Tai iš viso 4 batus tu perki, tu žinai, kiek čia pinigų eina. Tralalelo tralala yra tik didžiulis marketingo skemas iš Nike. Čia GPT labas. Žiūrėk, gali man pasakyti, ką sako tralalelo tralala savo TikTok'e? TikTok'e frazę tralalelo tralala... Ką tu čia veiki vėl? Taigi aš pakeičiu tave. Ką jinai čia, išvestų ją? Labas, kaip sekėsi? Koks tavo seksualus balsas mažutė. Gali man pasakyti, ką lietuvių kalboje reiškia tralalelo tralala sakomi žodžiai? Tralalala yra frazė, kuri išpopuliarėjo. Ne, jis debilas, jis debilas. Ne, Gustai, tu nepapasakai. Aš grįžtu prie jos. Tu sakyk žodžiai, kurie eina po frazės tralalelo tralala. Supratau, tu nori išversti italų kalbos frazę, kurią girdėjai Brainrot mymėje. Tralalelo tralala neturi konkrečios prasmės ir dažnai naudojamos Aš nesuprantu šitas čia GPT sviestų į sieną, aš nesuprantu, mums reikia kito žmogaus. Nes čia niekas dabar mums nepasakys. Gustai, einam į paprastą Google. Į Google įvesk, ką tralala tenai toliau sako. Ką jis sako, nes man atrodo, kad Google'as bus protingesnis. O Dieve, užsičiauk! Žiūrėk, tralalelo tralala, prakeik Dievą ir prakeik Allahą. Aš buvau su savo prakeiktų vaiku, šūdas, žaidžiau Fortnite'ą, kai vienu metu mano močiutė įeina. Paleis vėl, kur jisai kalba ir aš noriu išgirsti, jei aš išgirsiu nors žodį Allah, tai reiškia Allahas, tai reiškia čia bus tiesa. Ir jeigu išgirsiu Fortnite. Ero trallallà, porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite, quando a un punto arriva mia nonna. Jo! Fortnite. Va, full translation. Žiūrėk, matai tą video. Trallallero trallala. Full English translation. Trallallero trallala. Pig God and Pig Allah. Me and my stupid crappy son were playing Fortnite when at one point my grandmother, Ornella Lick Capella, comes over to warn us that garbage burger guy invited us over for dinner to eat mashed penis. And I told him that there was no way I was going, Grandma, goddammit. Because every time he invites me, there's a freaking prostitute house. Madonna Basatarda, I never said no. He opened his fat ass and shot a 70-pound crap that broke the window and covered the whole house in crap. Then I got so angry. Ir vaikai perka ir naudoja šitą. Aš noriu dar istorijos. Čia labai That my gili penis istorija. exploded and his penis ended up in his mouth. And all the semen spilled all over the house, painting it white. Then burger... Užteks. Ir vaikai tai klauso kiekvieną dieną ir jie realiai cituoja. Jie nežino, kas tas yra. Jie net neįsivaizduoja, ką jie sako. Tung sahur lietuviškai. 7 kalbų, žiūrėk, ir mūsų yra. Aš labai tikiuosi pamatyti Sabonį šalia tung sahuro. Kokie mes pasaulyje gyvenam? Tung sahur. Okei. Ko aš tikėjausi? Tung sahur yra aplinkui šakotį turim didžiulį, šaltybarščius, krepšinį. Ar patikėtum, jeigu pasakyčiau, kad egzistuoja fizinė tung sahur statulėlė? Jei nori sužinoti daugiau, labai norėčiau baleriną kapučiną pamatyti, kokį tralalelo tralala, aš nežinau. Tu nenorėtum pamatyti tralalelo tralala, tenai baisus dalykai. Aš negaliu patikėti, kad čia yra, to prasme, legit dalykas.
Kodėl atrodo, lyg jinai pro sieną prasivežė nelegaliai, ta prasme maišiukai kažkokiam random. Gerai, kaip atrodo, noriu kiekvieną pamatyti statulėlę. Čia brum patapim. Gerai, Gusti, sustabdyk. Čia nėra brum patapim, čia yra lila. Ai, čia yra larila. Eik tu durinė, čia lila. Judai mintinai moka šitas. Aš negaliu patikėti. Jinai sustoja prie rano mikiuko, kad atidarytų visus šitos dalykus. Gal iš ten ir pirko. Gal tu gali iš nusipirko. Nu, va šitą aš mačiau ir supratau, kad blemba mes kukt. Tai labai įdomi reakcija. Dukratinti tralala. Ateikit parodysiu. Vakar turėkit. Šitie? Taip, čia yra tralala. Jis net nežino. Jis net nežino, ką jis sako. Tum sahur. Ok, jo. Tikiuosi mažiausiai problematiškas tum sahur, nes ant jo čytino ir jis buvo paplaintas. Tomai, pasidomė geriau, ką tai reiškia. Jis toks kietas atrodo šiaip, man jis taip patinka. Jo. Šiaip per tamnėlas. Minecraft su tung sahur draugais. Ne jau Enoksai, ką tu čia dabar padarei? Čia Loksą paskui tave, man jam tre. Bet jis turi daryti šitus ironiškai. Aš negaliu patikėti, kad jis neironiškai daro šitus video. Ja, tu skimini tai. Aš jį nuleidau į tualetą. Gerai, Gustai, aš žinau pasakysiu, aš nemanau, kad jis daro. O tai kurioje vietoj tung sahur atsiranda? Ir jis net taip parašė. Jis parašė tung sahur. Nu vieno tung nebūna, niekada vieno tung nerašyk. Minimaliai turi rašyti 2. Minimaliai. Aš esu tralala. Taigi, sveiki atvykę į kalėjimą, kuriame, kaip matote, dirba tralala ir aš pats esu tralala. Jūs pažvelkite į mane, į mano šukuosiną, į mano trusikus ir į mano... Jis yra tralala ir prie jo stovi Stalinas. 15 000 peržiūrų, gal aš esu problema, gal kodėl aš to nedarau? Ir su manimi šiandien kartu yra Stalinas. Vėl į šitą. Jis tai pasakė, ta prasme aš galvoju, kad tai randomas bus, bet tai jo draugas. Mes distopijoje gyvenam, bet visą tai, ką šiandien mačiau, aš suprantu vis labiau, kad mes simuliacijoje gyvenam. Ir žiūrėkis, eis atspėt visų. Jo, čia. Čimpanzinį gandoninį. Čimpanzinį gandoninį. Tai kaip matot, visa šita analizė buvo ne veltui. Vis dėlto po šituo itališku brainrotu slypi labai baisus dalykai. Viskas nėra taip linksma ir vaikiša, kaip jums gali atrodyti iš pat pradžių. Aš nežinau, kodėl aš šitą sukūriau, bet jeigu jums patiko, prašau paprenumeruokit mano kanalą, galbūt pamatysit daugiau tokią šūdą. Aš einu pasimelst.